So during this session, we're going to talk about the ministry of the Holy Spirit in evangelism. Taigi šią susirinkimo dalį mes kalbėsime apie šventosios dvasios veikimą ir tarnavimą evangelijos, skelbiant evangeliją. But before we do, let's pray. Tačiau pradėkime vėlgi nuo maldos. Father, again we ask, please take the crumbs that I offer Tėve, vėl mes prašome tavęs, kad tie trupiniai, kuriais dalinsiuosi, and bless them and multiply them. palaimink juos ir padaugink juos. That each person would hear something that would touch his or her heart. Kad kiekvienas klausantysis paliestų jį žodis jo širdį. And give that person a sense of joy and excitement about being participants in your plan for the world. Kad jis patirtų tą džiaugsmą dalyvaudamas tame darbe, kurį tu darai žemėje. Help us understand the ministry of the Holy Spirit in our life. Padėk suprasti šventosios dvasios tarnavimą mūsų gyvenime. And to utilize this great resource of a relationship with God the Holy Spirit to lead others to Christ. Kad mes suvoktumėm tą bendrystę su šventąja dvasia, kaip ji veikia mums dalinantis evangeliją. And I ask this in Christ's name. Prašau to Kristaus vardu. Amen. Amen. I'm not a fan of trying to reduce the complexities of the Christian faith down to simplistic formulas. Aš nenoriu krikščioniško tikėjimo sudėtingumų paversti kažkokiom paprastom krikščioniškom formulėm. Nevertheless, faith in Christ should be transferable. Tačiau tikėjimas Kristumi, jisai perdodamas, turi būti perdodamas. It should be simple enough that it can be passed on to children. Jis turi būti pakankamai paprastas, kad jį perduoti vaikam. Yet deep enough that the greatest scholars remain perpetually fascinated. Tačiau taip pat jis turi būti gilus, kad netgi didžiausias rašto žinovas jisai patirtų viešpaties prisilietimą. I think there's a lot of confusion about the ministry of the Holy Spirit. Yra daugybė tokių nesusipratimų, kalbant apie šventosios dvasios tarnavimą. My own life is an example. Ir mano gyvenimas galėtų būti pavyzdžių. I've been to many Pentecostal churches before. Aš buvau daugybėje sekmininkų bažnyčių. I've seen really good ones. Ir aš mačiau gerų bažnyčių. And I've seen really bad ones. Ir mačiau blogų bažnyčių. I grew up in one of the bad ones. Ir aš užaugau, galim sakyti, blogam pavyzdį. I was told if I went to a movie and I was in the movie theater when Jesus came back, I would go straight to hell. Ir aš užaugau tokioje bažnyčioje, kurioje sakydavo, jeigu tu nueisi į kino teatrą ir tuo metu ateis Jėzus, jis tavęs nepasims, tu eisi tiesiai į pragarą. If I lived a holy life all my life but had one bad thought the last second of my life, I'd go right to hell. Ir jeigu tu gyvensi visą savo gyvenimą, bet paskutinę gyvenimo akimirką kažkokią pamastysi blogą mintį, tu eisi tiesiai į pragarą. I was always in trouble. Aš visą laiką turėjau bėdų visokių. And I felt I had no hope. Ir man atrodė, kad aš esu beviltiškas. But the people in this church would always speak in tongues. Bet toje bažnyčioje visi kalbėjo kitom kalbom. And I was told you could become a Christian, but you don't get the Holy Spirit when you become a Christian. It's something that happens later. Ir aš užaugau to bažnyčiai ir man sakydavo, kad tu gali tapti krikščioniu, bet šventoji dvasia tai yra kažkas kito. But if somehow you got the Holy Spirit and spoke in tongues, you maybe had hope that you might make it at the end. Bet jeigu tu turi šventąją dvasią ir kalbi kitom kalbom, galiausiai tu pasieksi dangų. My confusion was such that if I could lose my salvation by what I did, I was having to gain it by what I did, and I didn't see how Jesus was involved in that process. Ir man atrodė, kad aš kažką blogo padarau, aš tada turiu padaryti kažką gero ir aš nesuprasdavau, kaip Jėzus visame šitame procese dalyvauja. So this church had a camp. Taigi toj bažnyčiai buvo stovyklos. And it seemed like everybody who went to that camp came back speaking in tongues.
Ir ten taip atrodydavo, kad į tą stovyklą, kai kažkas nuvažiuodavo, jie grįždavo kalbėdami kitomis kalbomis. So I go to that camp. Taigi aš nuvažiavau į tą They say, stovyklą. if you want to get the Holy Spirit, come forward. Ir ten sakė, jeigu tu nori gauti šventąją dvasią, išeik į priekį. I ran forward like a person who didn't want to go to hell. Ir aš bėgau taip, kad kaip žmogus, kuris nenori patekti į pragarą. Somebody said, you've got to put your arms up. It's your spiritual antenna. Ir kažkas sakė, sako, tu turi pakelti savo rankas kaip dvasinės antenas. Somebody said, you got to lean your head back so that the Holy Spirit could come down. Ir pakelti, ir reiškia atlošti galvą, kad šventoji dvasia galėtų tekėti per tave. This one person came up to me and said, you've got to hold on. You've got to hold on. Ir kažkas priejo prie manęs, tu turi laikytis, tu turi laikytis. Another person said, you've got to let go. You've got to let O go. kitas sakė, tu turi paleisti, tu turi paleisti. Another person said, you've got to pray through. O kitas sakė, tu turi prasimelsti. I go, what does that mean? Ir aš buvau pasimetęs, ką visą tai reiškia. A man came and slapped me on the head, shook me. Kitas žmogus priejo, paėmė mane už galvos ir pradėjo kratyti. I was 12 years old. Man buvo tik 12 metų I tuo was metu. scared to death. Ir aš įsigandau, I started crying. Pradėjau verkti. He threw me on the ground. Jis parbloškė mane ant žemės. Then they pulled my arms up perpendicular to the ground because you got to keep those antennae up. Ir liepė vis tiek ištiesti rankas, kad tos antenos nesumažėtų. I was there for 3 hours and nothing happened. Ir aš taip pragulėjau, ten prabuvau 3 valandas ir nieko neįvyko. So after the 3 hours, I faked it so I could get out. Ir aš pradėjau imituoti, kad galėčiau iš ten ištrūkti. I'd been late to lunch. I go to lunch and they wouldn't feed me because I was late. Ir ten buvo pietų pertrauka, bet jo, aš vėlavau į pietų pertrauką. I said, this is nuts. Ir aš pasakiau, ne, čia visiškai kažkokia And I nesąmonė. vectored away from faith because of that. Ir aš atsitraukiau nuo tikėjimo tuo metu. I didn't understand this Holy Spirit thing. Ir aš nieko nesupratau apie šventąją dvasią tuo metu. When I finally became a Christian, Ir kai aš tapau krikščionį, I went to an evangelical Quaker church. aš nuėjau į evangelikų kvakerių bažnyčią. They had quiet in that church. Ir ten buvo labai viskas tylu. And then I went to a seminary. Ir tada aš į seminariją studijuot nuėjau. The New Testament department at the seminary were cessationists. Ir Naujojo testamento seminarijoje toksai flangas buvo tie, kurie netikėjo, kad vyksta toliau stebuklai Dievo. They believed that the sign gifts like healing, speaking in tongues, prophecy, that these ceased once the Holy Spirit came and we had the scriptures. We didn't need them anymore. Ir jie tikėjo, kad šventosios dvasios dovanos, tokios kaip išgydymo dovanos ir visos kitos, jos baigėsi su kanono atsiradimu Naujojo testamento. They took the passage in 1 Corinthians 13 that says, when the perfect comes, the partial will be done away. Ir jie atsiversdavo 1 Korintiečiam laiško 13 skyrių, kurioje sakome, kad kai atėjo tobulumas, tai kas netobula liovėsi. The whole passage looks eschatological. Ir tačiau visas tas skyrius, jisai kalba apie Kristaus sugrįžimą, apie eskatologiją. It looks like it's saying when Jesus comes, the partial will be done away. Ir kalba apie tai, kad kai Jėzus sugrįž, tai kas netobula liausis ir nes ateis tobulumas. But the New Testament department said no. Bet Naujojo testamento tas flangas sakė ne. The masculine singular for the perfect would be ha teleos. Nes graikų kalboj vyriškas giminės vienaskaita skamba Hatelias. hatelias. But this passage in 1 Corinthians 13 is a neuter, ta teleon. O ten yra neutralus vartojamas žodis tatelias. It can't be speaking of Jesus because it's not masculine singular. Ir ten negali kalbėti apie Jėzų, nes apie Jėzų kalbama vienaskaitos vyriškos giminės. So they just said it's the coming of Scripture. Taigi jie sako, kad tai yra kalbama apie raštą, apie kanoną. Once we had Scripture, no more need for these sign gifts. Ir kai raštas kanonas susiformavo, daugiau šitų dovanų nebereikia. I wasn't getting it. Ir aš nesupratau šito. The whole passage is dripping
with eschatology. Nes visas tas skyrius jisai kalba apie Kristaus sugrįžimą. And there's nothing in there about the coming of Scripture. Ir nieko ten neužsimenama apie rašto kaip kanono susiformavimą. I went over to the theology department. Ir tada aš nuėjau iš Naujojo testamento katedros į teologijos And katedrą. we had this one theologian, we used to call him Gandalf. Ir ten buvo vienas teologas, kurį mes vadiname Gandalfu. Did you read Lord of the Rings, you know? Jis, jeigu skaitėte Žiedų valdovą, jūs žinot, kas And yra I said to Gandalfas. him, I'm not getting what the New Testament department tells me I should get. Ir aš jiems sakau, aš nesuprantu to, ką Naujojo testamento katedroje, ką jie ten kalba. The text drips with eschatology, but it's a neuter. What do I do with that? Nes tas visas skyrius, pirmojo laiško korintiečiams 13 skyrius, jis kalba apie Kristaus sugrįžimą, tačiau pavartojamas va tas neutrali giminė. He said, what if the tatelion is the coming of the kingdom? O kas jeigu ta telian kalba apie Kristaus karalystę? It fits the eschatological background, Ji turi eskatologinį pagrindą and when the kingdom comes, the king comes with it. ir kai ateina karalystė, su ją ateina ir pats karalius. I said, bingo. O, bingo, aš sakau. And so among the charismatics, I became a cessationist, but among the cessationists, I became a charismatic. Taigi tarp charizmatų aš tapau tas, kuris cessationist, tai yra nebetikintis tom dovanom, bet tarp netikinčių dovanom aš tapau charizmatas. I have a robust view of the Holy Spirit Aš pradėjau suvokti šventąją dvasią. and the importance of the Holy Spirit in our life. Koks svarbus yra jos asmuo mūsų gyvenime. But let me see if I can put it in context. Bet norėčiau atverti kontekstą. In Philippians chapter 2, verses 5 through 11, Filipiečiam antrame skyriuje, nuo 5 eilutės, it says, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. sakoma nuo 5 eilutės, turėkite tą patį nusistatymą, kokį turėjo Kristus, Who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped. kuris, būdamas lygus su Dievu, Philippians 2, 5 through 11. Kuris esybė būdamas Dievas nesilaikė pasiglemžęs lygybę su Dievu. And it says in that passage that he emptied himself. Ir toliau sakoma, kad jis apiplėšė save. The Greek word for empty is kanao. Ir graikų kalboje šitas apiplėšė arba ištuštino save yra Kanao. kenau. And it has with it the idea of a military statement. Ir tai buvo karinis toks terminas. If an officer is going into battle, he lays aside his insignias of rank. Kai karivedys jisai eidavo į mūšį, jisai nusimdavo savo titulus, Otherwise, the enemy will kill the officers and the troops will scatter. nes kitų atveju tą karvedį pirmų taikymų nužudydavo priešininkų kariuomenė ir tada visą tą kariuomenę išsibarstydavo. The scriptures say that Jesus emptied himself. It was a voluntary surrender on his part. Taigi, kai vartojamas yra šis žodis, tai reiškia, kad Jėzus nusižemino ir pavedė save. He was fully God and fully man. Jis buvo pilnai Dievas ir pilnai žmogus. But he laid aside the use of the divine privilege. Bet jis atsisakė savo dieviškumo, dieviškos privilegijos And this is manifest at least two ways. ir tai pasireiškia dviem būdais. He turned down the dimmer switch on his divine glory. Jisai atsisakė savo dieviškos šlovės, He turned it up briefly at transfiguration and turned it back down again after. ir tarsi išjungtų savo dievišką šlovę ir po to vėl ją įjungtų. But the other thing he did was he never used the divine privilege unless the Father told him to do it. Ir jis niekada nepasinaudojo savo dieviškumu ir darė vien tai, ką tėvas
jį ragino daryti. He doesn't produce the first miracle until the Father told him to do it. Jis nepadarė jokio, pirmą stebuklą jis padarė tik tai tada, kai tėvas jį tą padaryti paragino. It's remarkable to me that then he lived his whole life until about the age of 30 without using the divine privilege. Jisai pragyveno 30 metų, taip ir nepasinaudodamas savo dieviškumu. The evidence seems to suggest that his father Joseph had died, his earthly father. Ir jo žemiškasis tėvas Juozapas labai tikėtina iš Evangelijų, kad jisai mirė iki to amžiaus. He had several brothers and 2 sisters. Jėzus turėjo keletą brolių ir seserų. As the oldest son, he would have had to have filled in the role of provider. Ir kaip vyriausias sūnus šeimoje, jisai buvo tas šeimos aprūpintojas. Imagine what it would have been like. Ir įsivaizduokite, kaip tai atrodė. If one of his siblings was sick, he didn't heal him. Jeigu nors vienas iš vaikų, iš jo brolių jaunesnių sirgo, jis negalėjo jos išgydyti. He'd go to the carpentry shop and make a table. Jis eidavo į savo dailidės dirbtuvės ir gamino stalus. Put it on his back and take it to the marketplace. Ir neždavo tos savo gaminius į turgų, kad parduoti. Whatever he asked for that table would have been a fair price. Ir kai jisai pasakydavo kainą to dirbinio, tai būdavo sąžininga, teisinga kaina. You can imagine what would a table have looked like made by Jesus. Ir mes galim įsivaizduoti, kaip atrodė stalas, kurį pagamino Jėzus. Somebody says, "What do you want for that table?" Ir kas nors galėjo ten turguje paklausti, kiek nori už tą stalą. Jesus asked the absolutely fair price. Ir Jėzus pasakydavo tą sąžiningą tokią kainą. And the person in the bazaar would have said, "It's a hunk of junk, I'll give you half that much." Ir kas nors sakydavo, ne, čia nieko gero iš to stalo, aš tau duosiu tik pusę tos kainos. He would take what he could get. Ir jisai galbūt sutikdavo su tą kainą. He'd go to the apothecary and buy medicine, bring it home to his brother. Ir jis pardavęs tą stalą eidavo nusipirkti vaistų, grįždavo ir tam sergančiam savo broliui duodavo vaistų. He knew what life was like. Jis žinojo, koks yra žemiškas žmogaus gyvenimas. He was tested in all points as we, yet without sin. Jis buvo visais atžvilgiais išbandytas, bet be nuodėmės. But there came a point in time when the Father said, "You may use the divine privilege." Bet atėjo metas, kai tėvas jam pasakė, dabar tu gali naudotis savo dievišką You privilegiją. can touch the leper and heal him. Tu gali prisiliesti prie raupsuotojo ir jis išgis. You can speak and give sight to the blind. Tu gali tarti žodį ir aklojo akis You can atsivers. walk across the water. Tu gali eiti vandeniu. You can feed the 5,000. Tu gali pamaitinti 5000 žmonių minę. And so the point is Ir ką aš noriu to pasakyti? that he did what the Father told him to do. Jis darė tai, ką tėvas sakė jam daryti. He said what the Father told him to say. Ir kalbėjo tai, ką tėvas jam sakė kalbėti. And Paul writing here says, like Jesus did that, we are supposed to be people who also do what the Father tells us to do and say what the Father tells us Ir to say. Paulius po jau daug metų sako, kad mes turime sekti Kristaus pėdomis ir daryti tai, ką Dievas mums sako daryti ir kalbėti tai, tos žodžius, kuriuos Dievas mums sako Some of kalbėti. this we get from the scripture, Mes kai kuriuos juos turime šventajame rašte, but some of it we get from the prompts of the Holy Spirit. tačiau kitus žodžius mes tiesiog galime gauti iš šventosios dvasios paraginimų. And I'll talk to you about those prompts. Ir aš noriu pakalbėti apie būtent tą šventosios dvasios paraginimą. But I have to say this, I don't know about you. Ir aš turiu pasakyti tai, kad aš nepažįstu jūsų. I wish I could have lived in the days of the historic incarnation of Jesus Christ. Norėčiau gyventi istoriniais Jėzaus įsikūnijimo laikais. Wouldn't you have loved to have been there when he preached the Sermon on the Mount? Ar nenorėtumėt jūs gyventi tuo metu, kai Jėzus kalbėjo kalno pamokslą? To hear what his voice sounded like? Girdėti, kaip skamba jo balsas. Did he ever raise an eyebrow when he talked to somebody? Kaip jisai pakeldavo savo antakius į kažką kreipdamasis. Did he ever cup a face in his hands while he was talking to them? Ar
prisiliesdavo prie žmogaus veido ir kalbėdavo jam tiesiai į veidą. What did his smile look like? Kaip atrodė jo šypsena? I'd have loved to have been there for the feeding of the 5,000. Norėčiau būti toj vietoje, kai jisai pamaitino 5,000 žmonių. I'd have loved to have seen him walk across the water. Ir labai norėčiau pamatyti, kaip jisai eina vandeniu, Would I kaip have been sausuma. like Peter and say, Lord, command me to come to you? Ir kaip jis tarė Petrui, kai Petras jam tarė, viešpatie, jeigu tai tu, įsakyk man eiti pas Or would I tave. have been like the other disciples and huddled into the boat? O galbūt kaip kiti mokiniai, jie tiesiog už irklų ir toliau irklavo. I'd have liked to have been there to find out what I would have done. Ir man įdomu, kaip aš pasielgčiau toje situacijoje ir būti ten. I wouldn't have wanted to be there to see him crucified. Ir tikrai nenorėčiau būti tuo metu ir toje vietoje, kai jį nukryžiavo. But I would have loved to have been there that morning when the women came back from the tomb and said, He's alive! He's alive! Bet labai norėčiau būti tam kambaryje, kai moteris atėjo ir sakė, jis gyvas, jis gyvas. But people, we do live in the days of an incarnation. Bet mes gyvename Jėzaus įsikūnymo laikais. It's the incarnation of the Holy Spirit in the body of Christ. Tai šventosios dvasios įsikūnymas Kristaus kūne. He's at work in our midst, Jis veikia mūsų tarpe. and we get to participate in that work. Ir mes galim dalyvauti tame darbe. This thing about the kenosis passage, Tas kenozės ištrauka iš laiško Filipiečiams. we get an image of it in the Gospel of John. Mes lygiai tą patį turime, panašiai turime Jono Evangelijoje. 32 times in John's Gospel, 32 kartus Jono Evangelijoje Jesus says, all the Father told me to do that I have done. Jėzus paminė, kad visa tai, ką tėvas man įsakė daryti, aš darau. All the Father told me to say that I have said. Visa, ką tėvas man įsakė kalbėti, aš sakau. 1/4 of John's Gospel is about one night in Jesus' life. Į vieną ištrauką iš Jono Evangelijos, 1/4 iš Jono Evangelijos yra apie vieną Jėzaus naktį. He washes the disciples' feet Jisai plauna mokiniams kojas and he says, I have provided you an example that you are to do what I have done. ir jisai sako, aš parodžiau jums pavyzdį, kaip ir jūs turite daryti, kaip aš padariau. He says, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Ir jis sako, ten nebūkštauja ten jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane. In my Father's house there are many mansions. Mano tėvo namuose yra daug vietos. Were it not so, I would have told you. Jeigu taip nebūtų, aš būčiau jums pasakęs. But I go to prepare a place for you. Einu jums vietos paruošti. And if I go, I will come again that you might be with me. Ir kai paruošiu, sugrįšiu, kad pasimčiau jūs, kad jūs būtumėt su And manimi. you know the way I'm going. Ir jūs žinote kelią, kuriuo aš einu. And Thomas says, Lord, we don't Ir- know the way. Ir Tomas apaštalas sako, aš viešpatie, mes nežinom, kur tu eini. And Jesus says, Thomas, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ir jisai tada sako Tomui, aš esu kelias, tiesa į gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. And Philip responds and says, Lord, show us the Father. It's enough for us. Ir Filipas tada sako, sureaguoja į visą šitą situaciją, sako, ir Jėzau, parodyk mums tėvą ir mums bus to gana. And Jesus says to Philip, Philip, have I been with you so long and you have not seen the Father? Ir Filipui Jėzus sako, aš jau tiek laiko esu su jumis ir jūs dar nematote tėvo. Jesus isn't confused. Jėzus nėra pasimetęs. He hasn't become a Sabellian modalist. Sabellian modalist. Sabellius was a guy's name who taught heresy. Jis nėra kažkoks eretikas. He's not confusing the life of the Father, Son, and Holy Spirit. Ir jis nesumaišo tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios gyvenimo. Jesus says to Philip, Philip, I said what the Father told me to say. Jisai sako Filipui, aš kalbu tai, ką tėvas įsakė man I kalbėti. did what the Father told me to do. Aš dariau tai, ką tėvas man nurodė daryti. In my acts themselves, as I have carried them out, you have seen evidence of my Father's presence. Ir tai darydamas, tu matei
tėvo buvimą su manimi. And then Jesus tells the disciples, I'm going away and I'm not going to leave you as an orphan. Ir tada Jėzus sako, aš išeinu, bet nepaliksiu jūsų našlaičiais. I'm going to send you another helper, Aš jums atsiųsiu kitą the padėjėją, Spirit of truth. tiesos dvasią. And he will prompt you and tell you what to say. Ir ji ragins jūs kalbėti, ką jums reikia sakyti. And he will tell you what to do. Ir ką reikia daryti. And you too will give evidence of the Father's work in the world. Ir jūs taip pat būsite tais liudytojais ir tuo tėvo buvimu šioje žemėje. It's very powerful. Tai iš tikrųjų galingas dalykas. So I want to look at 4 ways that the Holy Spirit should be understood by us. Ir aš noriu pakalbėti apie 4 dalykus, kaip mes turėtume suprasti šventosios dvasios darbą. First is baptism by the Holy Spirit. Pirmas tai šventosios dvasios krikštas. Second is the filling of the Holy Spirit. Antras šventosios dvasios pripildymas. Third are the fruits of the Spirit. Trečias dvasios vaisius. And lastly are the gifts of the Ir Spirit. galiausiai dvasios dovanos. Okay, so the filling of the Holy Spirit, we read about it in 1 Corinthians 12:13. Ir apie dvasios pripildymą mes skaitom apie 12, pirmo laiško korintiečiam 12 skyriuje 13 eilutėje. For by one Spirit we were all baptized into one body. For by one Spirit we were all baptized into one body. 1 Corinthians 12:13. 12 skyrius 13 eilutė. Nes viena dvasia mes visi pakrikštyti į vieną kūną. The word baptizo literally means to place into. Ir žodis pakrikštyti, baptizio, reiškia patalpinti. The baptism by the Holy Spirit speaks of the believer being placed into the body of Christ as the Holy Spirit takes residence in our life and makes us one with the body of Christ. Ir tai kalba apie tai, kad tikintysis, kai įsitiki Kristumi, jisai yra patalpinamas į Kristaus kūną bažnyčią ir šventoji dvasia jame apsigyvena. It's an aorist tense verb in the Greek. Tai tam tikras veiksmažodžio It's completed action, past time. kalba apie atliktą veiksmą. You're placed in the body of Christ. It happens once and it happens when you believe. Tai vyksta kartą ir tai yra atlikta. The Holy Spirit took residence in your life. Šventoji dvasia apsigyveno jumise, He placed you in the body of Christ. ji patalpino jūs į Kristaus kūną. That's what the baptism by the Holy Spirit is all about. Štai apie ką kalbama, kai kalbama apie šventosios dvasios You have this krikštą. incredible resource available to you every day. Ir jūs turite šitą šaltinį, neišmatuojamą šaltinį su jumis kartu kiekvieną dieną. But now we have the filling of the Holy Spirit. Bet taip pat mes turime šventosios dvasios pripildymą. This is something very different. Ir tai kai kas visiškai kito. In Ephesians 5:18, it says, "Be filled with the Spirit." Ir Efeziečiam 5 skyrius iš 18 eilutį sakoma, būkite pripildyti arba pilni šventosios That dvasios. verb is a very different verb. Ir čia jau vartojamas visai kita veiksmažodžio forma. It's a present tense verb. It's something that should be going on now in time. Ji kalba apie esamą laiką, kas vyksta tiesiog va dabar. It's also a command. Ir tai taip pat yra įsakymas. It's a command that is a passive command. Ir kas įdomu, kad tas įsakymas yra pasyvioje formoje. How do you obey a command passively? Kaip galima paklusti kažkokiam įsakymui pasyviai? The structure of the verb is this: let it be done to you. Ta veiksmažodį galima taip išversti: leisk tam įvykti. Normative Christian life is for us to be filled with the Holy Spirit. Ir normalus tas krikščioniškas gyvenimas leisti šventai dvasiai pripildyti mus. But sometimes we're not. Bet kartais tai nevyksta. Sometimes we sin. Kartais mes nusidedam. Sometimes we quench the Spirit by our actions and our attitudes. Kartais mes gesiname dvasią savo veiksmais ar savo nuostatom. And when this happens, I think we have to engage in an act of what I call spiritual breathing. Ir tuo metu mes turime padaryti tai, ką aš vadinu dvasiniu kvėpavimu. First, we exhale, Visų pirma, mes iškvepiam confess your sin.
išpažindami savo nuodėmes. It says in 1 John 1:9, if we confess our sins, he's faithful and righteous to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. Pirmame laiške, Jono laiške, pirmame skyriuje mes skaitome, kad Jėzus sako, Jonas sako apaštalas, kad mes turime išpažinti. 1 John. 1 John, yes. 1 John 1:9. Pirmas Jono laiško skyrius. More. 9 eilutė sakoma, jeigu išpažįstame nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mūsų nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. The word confess literally means to say the same thing. Ir žodis išpažinti išvertus reiškia sakyti tą patį. In confessing, we say about ourselves what we know God already knows. Ir mes, kitaip sakant, mes išpažįstame, mes sakome tai, ką Dievas jau žino. We come to a place of self-awareness. Mes tampame tokie sąmoningi dėl savo nuodėmės. Lord, I have not been doing well. Aš neteisingai pasielgiau Viešpatie. I don't like living in this place. Aš nenoriu taip gyventi. I confess to you. Aš noriu išpažinti tai tau. Exhale. Ir mes tokiu būdu iškvepiame. He says if we confess our sins, he's faithful and righteous to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ir čia Jonas sako, jeigu mes tai išpažįstame savo nuodėmės, jis ištikimas ir teisingas, kad mūsų apvalytų ir atleistų mūsų nuodėmės. Why is that? Because he's already forgiven us of all of our sins. Kodėl? Nes jis jau atleido mums visas mūsų nuodėmės. But we're not living in the triumph of his forgiveness. Mes negyvename kažkokiuose Dievo atleidimo spąstuose. We exhale, we confess. Mes išpažįstame. And then we inhale. Ir tada mes įkvepiame. We pray, Lord, fill me with your spirit. Mes sakome, Viešpatie, pripildyk mus savo dvasia. Let it be done to me. Tegul tai įvyksta manyje. How do we know he fills us? Kaip mums žinoti, kad jis tai daro, kad jis pripildo mus savo The dvasia? scriptures say explicitly Raštas sako aiškiai, in 1 John chapter 5. pirmame pačiame Jono laiške 5 skyriuje, That says, and this is the confidence which we have before him. If we ask anything according to his will, he hears us. kad kai mes, He hears us. 1 John 5, 14 and 15. pirmas Jono laiškas, 5 skyrius nuo 14 eilutės. Ir štai kokį pasitikėjimą mes turime juo. Jei ko tik prašome pagal jo valią, jis girdi mus. O jeigu žinome, kad jis mus girdi, ko tik prašome, tai ir žinome, kad turime tai, ko jo prašėme. Is it his will for us to be filled with the Spirit? Ar Dievo valia, kad mes būtumėm pripildyti jo dvasios? Yes. If you ask him to fill you with his Spirit, will he fill you? Taip, jeigu mes prašome, kad jis pripildytų mūsų savo dvasia, ar jis tai padarys? He promised it right there. Jis pažadėjo mums tai. So we can confess our sins and be filled with the Spirit. Let it be done to me, and we can go out and live a life full of the Spirit. Ir kai mes tai darome, kai mes iškvepiame, išpažįstame savo nuodėmes ir įkvepiame, prašydami Dievo pripildyti jo dvasia, mes einame tada į pasaulį And we begin to follow his prompts. ir mes atsakome į tuos dvasios paraginimus. You say, Jerry, go talk to Brad and tell him you're praying for him. Ir šventoji dvasia paragina, Jerry, eik pas Bredą ir pasakyk, kad tu už jį meldiesi. Go talk to Steve, the mailman, and tell him you're praying for him. Eik pas Styvą paštininką ir pasakyk, kad tu už jį meldiesi. Hey, Jerry, you know that neighbor down the street who's out of work? Jerry, ar matei tą savo kaimyną, kuris neturi darbo? You have a little extra money this month? Go pay his electric bill. Tu turi šiek tiek likusių pinigų, nueik sumokėk jam už elektrą. You follow the prompts Tu tokiu būdu seki šventosios dvasios and paraginimais. watch him work. Ir matai, kaip Dievas tokiu būdu veikia. I'll talk more about that in a moment, but what starts to happen then is our sensitivity becomes in coordination with his sensitivity, and the fruits of the Spirit begin to show up in our life. Kas vyksta su mumis? Mes tampame jautresni Dievo jautrumui ir Dievo dvasia tada veikia mūsų gyvenime. Love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control. Ir dvasios vaisiai pradeda reikštis. How does it Meilė, ramybė. How does it work? Kaip tai veikia? I remember years ago we had a man come to our church
I was a new Christian, and he was from England. Prisimenu, prieš daug metų aš buvau naujai įtikėjęs ir atvyko žmogus iš Anglijos ir atėjo į bažnyčią. He said, "You Americans don't know how to make tea." Ir jis sakė, jūs amerikiečiai nežinot, kaip daryti arbatą. He went to one of the local universities with his wife, Christine. Jis nuėjo į universitetą su savo žmona Kristina She asked for a cup of tea. ir jį paprašė puodelio arbatos. The student got a styrofoam cup. Ir tada studentas atnešė tokį Styrofoam cup. A styrofoam cup. plastikinį, taip. The student went and turned on the tap, the Yes. hot water tap. Jis nuėjo, tas studentas atsuko karšto vandens šiaupą, He put his finger under the tap. pabandė, ar pakankamai karštas vanduo bėga. When it got hot, he filled up the styrofoam cup, Ir kai jau pakankamai buvo karštas vanduo bėgo, jisai pakišo tą puodelį handed it to his wife, ir padavė žmonai. and then handed her tea leaves wrapped up in surgical gauze. That's what he called the tea bag. Ir tada tokį maišelį arbatos padavė jai. And then the student went like this with the tea bag. Ir su to maišeliu pradėjo jį mirkyti tame karštame vandenyje. He said, "You Americans don't know how to make tea." Ir tada tas jau žmogus sako, jūs amerikiečiai nežinot, kaip daryti You arbatą. put the water in the kettle. Jūs turite užvirinti vandenį, You put it on the stove and turn on the heat. užkaisti ar tą arbatinuką You wait until the kettle is rolling, boiling. ir laukti, kol pradės kunkuliuoti tas vanduo. And then you get a teapot Ir tada paimti arbatinuką and you put the rolling, boiling water in the teapot. ir pripilti jį to verdančių vandeniu. Then you put a tea cozy over the pot. That's a quilt blanket over the pot. Ir tada arbatžolės uždėti ant viršaus ten. Then you put the kettle back on the stove Ir tada vėl dėti jį ant viryklės. and you get a tea ball called a tea infuser. Oh, jau- A tea ball, a ball. Taip. Jo, į kažkokį tai įrengimą. Taip. Aha. Okay, so then you put the tea inside the tea ball. It's got holes in it so water could go through. Ir jūs tada įdedat į tokį setelį, kur su skilutėm, kad arbatžolių tas aromatas ir viskas išsiskleistų. The kettle's boiling again. Ir tas virdulys, jisai pradeda virti vėl. You go to the pot, Ir jūs prieinat tada, take the cozy off, nuimat tą dangtį, throw the water out. išpilat vandenį. It was just there to make the pot hot. Jis ir buvo skirtas tik tam, kad būtų tas arbatinukas karštas. You put the tea infuser into the pot. O. Taip, patį arbatinuką sušildai ir po to vėl pili verdantį vandenį. Then you put the rolling, boiling water back in the pot, Taigi supildi karštą verdantį vandenį, put the tea cozy back on vėl the tą pot, į indelį su arbatžolėm įdedi į tą arbatinį and in time, ir lauki, that water begins to change. kol ir vanduo pradeda keistis, jisai absorbuoti. It no longer smells like water. Ir kvapas jau nebe vandens. It no longer tastes like water. Ir skonis nebe vandens. It no longer looks like water Ir nebe panašus į vandenį. because the tea has infused into the Nes water. arbata visai išsisklaido po visą vandenį. And the Holy Spirit wants to infuse His life in your life. Ir lygiai taip pat šventoji dvasia nori persunkti, perskrosti mūsų gyvenimus. So we no longer look like those selfish people that we often are. Kad mes nebetrodytumėm tie tokie kaip savanaudžiai žmonėm, kokie mes esam. We no longer look like those proud people we can sometimes become. Tie pasipūtę žmonės, kokie mes kartais būnam. We no longer look like those impatient, vindictive people we can sometimes become. Tie,
tokie teisintis kitus ir neturintis kantrybės žmonės. We start to look more and more like the Lord Jesus. Mes panašėjame į mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Let it be done to you. Tai įvyksta jumtai. And then the gifts of the Spirit. Ir tada apie dvasios dovanas. I think you probably have one, Aš manau, kad jūs turėjot bent vieną. but you're to function in all the areas that we're called to through that one gift. Bet jūs dalyvaujate visame kame, netgi per vieną dovaną. I don't have the gift of evangelism. Pavyzdžiui, aš neturiu evangelisto dovanos, I have the gift of encouragement. bet aš turiu padrasinimo, paskatinimo dovaną. If I ever meet a non-Christian, the best way I can encourage them is to point them to Jesus. Ir aš galiu paraginti žmogų, kai sutinku netikinti žmogų, nukreipdamas jį į Kristų. If I ever meet a Christian, the best way I can encourage them is to show them that they have a purpose in God's program and they can serve Him. O kai sutinku krikščionis, aš galiu juos padrasinti ir paraginti, suprasti, kad jiems Dievas turi planą, tikslą ir jie gali tame dalyvauti. If you have the gift of hospitality, that doesn't mean you shouldn't do evangelism. Jeigu jūs turite svetingumo dovaną, tai nereiškia, kad jūs negalite evangelizuoti. But you do the evangelism around your table. Bet jūs galite evangelizuoti susodinę žmonės aplink stalą. If you have the gift of service, that doesn't mean you don't do evangelism. Jeigu jūs turite tarnavimo dovaną, tai nereiškia, kad jūs vėlgi negalite skelbti evangelijos. You take your tool chest and you go out and help the widow down the street get her car going, and that's when you do your evangelism. Jūs einat, pavyzdžiui, padedat suremontuoti sugedusį automobilį ir skelbėte evangeliją. You have a gift. Jūs turite kažkokią, You kiekvienas will iš jūsų never kažkokią feel dovaną. more fulfilled than when you allow the Holy Spirit to exercise that gift through you in service to other people. Ir jeigu jūs leidžiate šventai dvasiai panaudoti tą dovaną, patarnaujant kitiems, jūs turėsite didžiulį tame pasitenkinimą. So how does it work? Taigi, taip veikia. Follow the prompts. Kaip tai veikia? I've never heard Atsakykite į šventosios dvasios paraginimus. I've never heard an audible voice from God, Niekada nesu girdėjęs girdimo Dievo balso. but I constantly get prompts. Bet aš pastoviai patiriu šitos dvasios paraginimus. No prompt will be contrary to Scripture. Ir nei vienas iš tų paraginimų neprieštarauja šventajam raštui. If you have a prompt, I should go rob the bank, that's not from the Holy Spirit. Jeigu turi tokį paraginimą eiti ir apiplėšti banką, tai ne šventosios dvasios paraginimas. But follow the prompts. So let me give you some examples. Norėčiau keletą pavyzdžių pateikti. I became a Christian during all the student unrest of the 1960s. Aš tapau krikščioniu tuo metu, kada vyko tokie studentų judėjimai 60-aisiais. The Vietnam War was Maištai going tokie, on. jo. The Vietnam War was going on, protests everywhere. Ir vyko protestai, nes tuo metu vyko karas Vietname. My college was the college where Richard Nixon had attended. Ir aš tuo metu studijavau koledže, kuriame studijavo Richardas Nixonas, buvęs We had Amerikos protests there all the prezidentas. time. We had protests there all the Ir time. ten pastoviai vykdavo tie protestai. Ir My roommates and I would find out where was there going to be a college protest, and we would go to share Jesus with the protesters. Ir mes tuo metu su kambariokais žiūrėdavom, kur vyksta protestas, kad eiti į tą protestą ir liudyti kitiems studentam evangeliją ir skelbti evangeliją. We heard about a big riot that was going to take place at the University of California at Los Angeles. Ir mes sužinom, kad Kalifornijoje, Los Andžele vyks toks protestas, didžiulis protestas. The Board of Regents were going to raise the cost of tuition. The Board of Regents, they were overseeing the universities. They were going to raise the cost of tuition. Ir nes ten universiteto administracija pakelt turėjo studento įmokas. Thousands and thousands of students were coming to protest. Ir tūkstančiai studentų ėjo protestuoti. President Reagan wasn't president yet. He was the governor of California. Prezidentas Reiganas tuo metu jisai buvo Kalifornijos gubernatorius. He was supposed to be at that meeting. Jis turėjo būti tame protesto susirinkime. I had met him several times before in different events. Aš buvau jį sutikęs keletą kartų kitose renginiuose. Of those thousands of students, they were going to let 40 students into the Board of Regents meeting.
Ir iš tų studentų, apie 40 studentų įleisdavo į tos tarybos pasitarimus. They gave out copies of the agenda to all the students. Jie išdalindavo tokį tvarkaraštį. About a third of the way down, it said time for discussion of tuition increase. Ir vienas iš punktų buvo diskusija dėl įmokų už studijas. Right below that, it said time for student comment. They were going to invite the students to talk. Ir sekantis punktas, kad studentų pasisakymai. Jie kvietė studentus kalbėti apie It tai. was a long room about the size of this one, maybe a little shorter and maybe a little bit wider. Ir buvo panašus kaip į šią salę susirinkimas, gal truputį platesnis. I was in the room with two of my roommates, and we were sitting in the chairs, and all of a sudden, the regents come walking in. The regents, the ones who were making the decision. In the meeting. Ir tuo metu, kai mes sėdėjom kažkur vidury to susirinkimo, atėjo tie sprendimas, kurias priiminėjo žmonės. Governor Reagan came in with them. Ir gubernatorius Reiganas kartu su jais atėjo. As soon as they walked in the room, the students started screaming obscenities. Ir kai tik jie įėjo, visi studentai pradėjo rėkti. They were picking up chairs and throwing them across the room. Jie čiupo kėdės ir pradėjo įmėtyti. Screaming and yelling. Šaukė ir šūkavo ir rėkovo. The moderator gets up. Ir tada moderatorius atėjo. He said, "We want you students in this meeting. We want you students to be here in this meeting. Norim, kad studentai būtų šitame susitikime. You've got the agenda. Jūs turite šitą We've darbotvarkę. got a time to hear from you. Ir yra jums skirtas laikas pasisakyti. But if you disrupt this meeting again, we have to ask you to leave." Bet jeigu jūs vėl tiesiog suardysite šitą susitikimą ir susirinkimą, jūs turėsite išeiti. As soon as he said that, the students started screaming, throwing chairs again, and just Ir studentai vėl tiesiog pamišo, jie čiupo kėdės ir toliau mėtė. so he said, "You students are out." Ir tada pasakė, studentai išeikite iš The čia. regents walked back through the door they came in at. Ir tie regentai jie išėjo iš to susitikimo. There was a long hall going out, Ir ten buvo ilgas koridorius, but there was a door right there. bet per vidurį buvo duris. The regents went out up here. Ir tie žmonės, tie valdžios žmonės, jie ėjo pro šitas priekinės duris. I felt the prompt. Ir aš patyriau šitą vėl paraginimą. I went through that door. Ir aš per vidurinės išėjau. And as soon as I got there was Governor Reagan. Ir ten sutikau gubernatorių Reiganą. I had worked on his campaign when he was running for president in 1968. Ir 1968 metais aš buvau jo kampanijos dalimi, kai jisai kandidatavo į I'd prezidentus. been in his office at the state capitol several times before. Keletą kartų buvau jo kabinete. I walked through and I said, "Governor Reagan, I don't know if you remember me or not. My name is Jerry Root, and I worked on your campaign in Miami, Florida last summer. And since that time, I've become a Christian. I'm here with a bunch of Campus Crusade for Christ people, and I'm wondering if you've ever heard of the 4 spiritual laws." Ir aš I had to speak fast because they had to get in the meeting. greitą kalbą susakiau, aš esu gubernatorių Reigane krikščionis ir labai ilgą, taip sutrumpinant, noriu pasakyti 4 dvasinius dėsnius. He said, "You know, Jerry, I didn't remember your name." Jis sako, Jerry, aš neatsimenu tavo vardo. He put his arm around me, Jis uždėjo man ranką, and he said, "But I remember your face." bet aš pamenu tavo veidą. He said, "I came back from Miami, Aš atvykau iš Majamio and I was discouraged. ir buvau labai nusivylęs. And I went to my pastor, Don Mumau, at Bel Air Presbyterian Church, Ir aš nuėjau pas savo pastorių and he shared the gospel with me. ir jis pasidalino su manimi Evangeliją. And I became a Christian Ir with aš him tapau krikščionė last April. praeitą balandį. And he said, "I'm going to go up to Arrowhead Springs to meet with Bill Bright, who is the guy who started Campus Crusade, next month." Could you repeat? Yeah, he said, "I'm going to be going to Arrowhead Springs, where Campus Crusade for Aš Christ turiu headquarters. vykti į Ohio, Campus Crusade headquarters. kur Kristaus skelbimo kruseidas To meet vyko. with Bill Bright next month. Su Billu Liubraitu susitikti. He said, "But hey, I've got to get back in this meeting.
How about if you share the 4 laws with 3 of my aides? Ar galėtum tu pasidalinti šitais 4 dvasiniais dėsniais su mano personalu? The 4 laws was a gospel tract. Ir tai buvo Evangelijos tokie bukletai. He put me in a little side room over here, and I'm reading the 4 laws to 3 of his aides. Ir aš skaičiau tos 4 dėsnius tiem 3 Reigano kabineto darbuotojams. Law 1 says God loves you and has a wonderful plan for your life. Dievas myli jūs ir turi jums planą. My roommates had gotten outside with all the students that were kicked out. O mano kambariokai, jie kartu su studentais, kai juos išvarė, jie visi išėjo į lauką. The protesters got on a bullhorn and said they wouldn't allow free speech in that meeting. Yes, again. The protesters got on a bullhorn. Ir protestuotojai turėjo tą tokį ruporą ir garsiakalbį ir sakė, kad nėra laisvos kalbos. And said they wouldn't allow free speech in the meeting. Jie negalės kalbėti. They didn't say we messed up your opportunity to have representation. Jie visai miniai pasakė per garsiakalbį, kad ten nėra žodžio laisvės, bet jie nepasakė, ką jie padarė tame kambaryje, kad jie mėtė kėdės ir kad jiem buvo suteikta galimybė, bet jie ją nepasinaudojo. The students started pounding on the building. Ir tada visi studentai, kaip paklaikė, pradėjo ten I'm šūkauti. talking to these guys in this room. O aš kalbėjau ir skelbiau Evangeliją tiem 3 žmonėms. There were windows at the top of the room. Ir buvo tokie langai viršuje to kambario. All of a sudden a beer bottle breaks through the window and shatters glass all over the floor. Alaus butelis tiesiog nukrenta ir ištykšta tame kambaryje. And I'm saying to these men, and law 2 says man is sinful and separated from God. O aš tada perskaitau tiem žmonėm antrą įstatymą, žmonės nusidėję ir stokoja Dievo garbės. 2 of the guys got up and left. I don't know if they could have done anything. Ir 2 tada pakyla ir išeina iš to One guy kambario. stayed through the whole presentation. Tačiau vienas liko išklausydamas visą mano tą pristatymą. He said, I want to find out more about this. Ir jis galiausiai sako, aš noriu daugiau apie tai I will sužinoti. go to the governor when he goes to those meetings next month. Aš atvyksiu į kitus susitikimus. So anyway, he stayed through the whole thing, and I come out of that little room where I was talking to them. I came out of that little room where I was talking to them. Aš išėjau iš to mažo kambario, kuriame kalbėjau su tai žmonėm. And right when I got into the room where I'd talked to Reagan, the news media, the cameras were rolling. Ir kai aš išėjau, pradėjo žiniasklaidos atstovai tiesiog su kamerom artėti. The camera lights were on. Su visom šviesom. And I hear this man speaking in his microphone to the cameras, and he said, we do know there was one student who was able to talk to the governor. Ir jis sako, aš žinau, kad vienas buvo studentas, kuris pasikalbėjo su gubernatoriumi. And the cameras and lights people are going like that. Ir kameros pakrypsta į mane. He turns around, he goes, there he is! And he goes running up to me. Ir jis rodo į mane. The cameras and lights are following him down. Ir kartu su kameru to žvilgsniu visos kameros nukreiptos į mane. He says, what was it that you said to the governor? Ir tada žiniasklaida klausia, ką tu pasakei gubernatoriui? And I started talking about Jesus on the live newscast. Ir aš pradėjau kalbėti, skelbti Evangeliją tiem žiniasklaidos, per tos žiniasklaidos atstovus. The guy wanted to kink the hose, so it wouldn't go through, but there was nothing he could do about it. It was live. Ir tas korespondentas negalėjo nieko padaryti, nes tai buvo gyvas tas tiesioginis ryšys. I can't tell you the number of times I've had stories like that happen following the prompts. Ir aš galėčiau daugybę istorijų papasakoti, kai šventoji dvasia paragina kažką daryti. I used to take people down to the place where the Chicago Cubs, it's a famous baseball team, plays in Chicago. I would take students down and we would witness to people on the streets. Kada vyksta, pavyzdžiui, Čikagos beisbolo komandos varžybos, mes einame į ten, į tas rungtynes. I got to know Ir liudijame. several homeless people.
Aš pažįstu benamių žmonės. One time I invited this one guy, Daryl, to come stay Easter week with us. Ir pavyzdžiui, Derelą mes pasikvietėm per Velykas pas save į namus. I'd gotten to know him over 5 years, and I was able to share Christ with him. Aš pažinojau jį 5 metus ir aš pasidalinau su juo Evangeliją. There were a lot of bars there. Ten daug yra barų. Every time it was winter and a person needed to smoke, they couldn't smoke inside. Ir ten, kadangi žiema, o viduje negalima rūkyti, išeidavo žmonės į lauką parūkyti. They would have to go out. Jie privalėdavo tą If I padaryti. saw a person start to light a cigarette, I'd go up to him and say, "Could I talk to you for that long?" Ir aš prieidavau prie tokio žmogaus, kai matydavau, kai jis užsidega cigaretę, ar galiu aš su tavim pakalbėti, vat, kol surūkysi tu tą cigaretę. You know, I'm talking to people about Jesus. They'd say, "Okay, no problem." They're Aš, just standing out there sako, in the freezing cold. papasakosiu apie Jėzų. Ir If they lit a second cigarette, I knew I was getting through. jeigu jisai užsidegdavo antrą cigaretę, aš suprasdavau, kad jį tai užkabino tą žinią. 100% of the time when they lit the third cigarette, they prayed to receive Christ with them Ir before it jeigu was jau over. trečią užsidegdavo, beveik 100%, kad tas žmogus melsis atgailos malda. Follow the prompts. Follow the Taigi prompts. sekime dvasios paraginimais. You see the neighbor outside working in the yard. Matot kaimyną besidarbuojantį laukia kažkur tai. It's a hot day. Karšta diena. You think, I should take him a cup of tea, cold iced tea. Reiktų jam nunešti šaltos arbatos turbūt. Follow the prompt. Pasiduokit Take the iced tea šitam dvasios paraginimui ir nuneškit Start a arbatos. discussion. It's going to at least last as long as that glass of tea will Tai be nes drank. kol jisai gers tą arbatą, jūs turėsite tą laiką su juo pabendrauti. Say, Lord, here I am. Sakykit, viešpatie, štai aš, Use me. naudok mane. All right? Amen. Let's pray. Pasimelskim. Father, Tėve, help us to walk in the Spirit. padėk mums vaikščioti dvasioje. Fill us with your Spirit. Pripildyk mūsų savo dvasia. Help us to follow the prompts. Padėk mums vaikščioti ir sekti tavo dvasios And paraginimus. let us see miraculous things happen. Kad matytumėm tos stebuklingus tavo darbus. And we ask this in Jesus' name. Prašom Jėzaus vardu. Amen. Amen.